ėjau netyčia, užkliuvau ir užkliudžiau koją, tai neduok atgal, aš tau atminsiu, kaip vaikystėje būdavo. O mes stengiamės padėti tai kojai, kuriai skauda iš mūsų 4 kojų. Koja irgi yra metafora, nes dažniausiai užkliudom mes ne koją, užkliudom emocijas ir kažkam skauda. Kai mes pamatom, kad skauda, net jeigu aš tiksliai nesuprantu mechanizmo, kodėl skauda, nes man tai neskaudėtų, kai tai pasakytų. Jeigu mūsų poreikiai lygiaverčiai, aš noriu, kad neskaudėtų. Pavyzdžiui, pas mus šeimoje labai aiškiai deklaruojama, mano sūnus sako, tėte, aš tavęs nemyliu, myliu mamą. Rimtai? Taip. Meilė yra ne žodžiai, o veiksmai. Ir veiksmais jisai parodo. Ir myli, ir nori būti, ir žaisti. Jeigu santykėje kažkokioj srity buvo visiška nelygybė, vienas žmogus visą laiką pats išeina, kada nori, kur nori, net nepraneša, o vaikai yra moters atsakomybė ir negali niekur išeiti. Jis turi atsiklausti, tai net kai susiderina, vyras sako, žinau, pasikeitė planai, nieko nebus. Tai sutart lygybę, kad turim abu po 2 vakarus, kada mes skiriam savo, yra progresas nuo to, kas buvo. Spėju dabar galvoji, kas tu ir ką padarei Vytautui su Arnu. Nesijaudinkit, nieko nepadariau, jie tai grįž, bet aš esu skiriamės juokauju prodiuserį Ievą. Ta pati Ieva, kurią galbūt girdėjai už kadro. Ir kartais man tenka žiūrėti į rodiklius, kurie manęs visai netenkina. Matau, kad yra žiūrinčių, kurie neprenumeruoja kanalą. Taip daryti yra nelegalu. Gerai, gal nelegalu yra kiek per stiprus žodis, bet mažiausiai ne fine. Tai žiūrėk, susitarim. Tu paspaudai subscribe, jau paspaudai? Nu tada leidžiu tave atgal į pokalbį. Sveiki, sveiki. Labas, skiriamės juokauju, vėl su jumis. Kaip senais gerais laikais, dviese, aš pasilgau pašnekėti. Jo, padypint. Tai mes pasigilinti ir pavertėjau tau. Nevertėjau, čia YouTube'as. Tai mes turim 2 temas ant stalo. Viena tai pagaliau pradėti darbinės sesijas ir pašnekesius dėl knygos. Oi, kaip skamba darbinės sesijas. Mes tiesiog pasikalbėsim apie temas, kurios tiek įdomios, kad knygą galima iš jų parašyti. Taip. Ir kitą turiu temą dėl tą lygiavertiškumo ir mainų. Ir lygybės, ne? Jo. Nuo kurios pradedam? Nu, davai nuo šitos. Gal įsivažiuosim. Nuo lygybės. Jo. Tai pradžiai teoriją reikia pasakyti, kurią mes abu žinom ir po to žmonėms bus sunkiau. Bet kaip mes suprantam 2 žmonių santykį arba meilės lygmenis, ten kartais vadinam, arba dar kažkaip, tai iš principo žemiausias tas sąmoningumas yra, kada viskas apie mane ir vienas ir kitas galvoja, kad viskas apie mane, man. Nu, tai čia yra arba narcisistiniai santykiai, arba, pavyzdžiui, santykiai su vaiku būna tokie, kūdikis ten būna. Jeigu duosi myliu, jeigu neduosi nemyliu. Rėkiu, žinai. Po to, kai mes būnam sąmoningesni, mes pradedam mainytis ir su vaikais taip bręstant irgi emociškai prieinam prie to, kad yra mainai, jeigu tu nori to, tai padaryk man tą, jeigu aš tą padarysiu, tai tu padaryk tą. Nu, tai dažnai mes ir santykiuose apsistojam ties tom lygybė, ties tais mainais. Dar aukštesnis lygmuo yra, aš jį vadinu lygiavertiškumas. Bet iš principo, kad tavo poreikiai yra ir mano poreikiai, kada mūsų poreikiai yra lygiavertiški, kada aš tavo poreikius laikau saviškiais, nu, tai reiškia, kad nėra taip, kad mano poreikiai yra svarbesni, o tavo jau nesvarbus. Mes tiesiog bandom, labai sunku aišku tik tai tą pažinti. Nes mes net ir savo poreikius ne visada atpažįstame, ką kalbėti apie kitą žmogų. Nu ir aukščiausias lygmuo yra besąlyginė meilė, kur aš taip labai mėgstu sakyti, tai yra teorinis lygmuo, nes nežinau, ar kas nors turi tą besąlyginę meilę. Nu, kaip iliustraciją duoda, tai va ten tie Dalai Lama ar kažkas tokio, kur... Ja, bet mes nepažįstam, ar tikrai jie turi besąlyginę meilę. Nu, bent jau jo biografijai rašo, kad jie sugeba mylėti arba suprasti priešą net, kuris puola tave, apiplėšinėja ten, žodžiu, ir taip toliau. Jo, bet aš esu girdėjęs ir žmonių, kurie yra dirbęs su Dalai Lama, sako, jūs nematėt, kaip jis elgėsi, kaip nulipa nuo scenos. Ir su savo kolektyvu, žinai. Nu, tai ten vienas iš pavyzdžių imamas Nelsonas Mandela, kur buvo uždarytas 20 metų berods kalėjime. Ir po to išėjęs vietoj kivirčo, ar kaip čia keršto, tiems, kurie uždarė, jisai vienijo visą šalį. Nu, tai kažkas link to. Nu, žodžiu, bet netame santykiuose mes turbūt kalbėsim apie tos 2 lygmenis, kad egoistiškas neveikia santykiuose ir kad santykiai nelabai galimi iš viskas man, tai turbūt nereikia daug aiškinti. Besąlyginės meilės greičiausiai mes tiesiog neturim, o dažniausiai tas mūsų judėjimas yra tarp to, kad mainomės, arba kitas lygmuo, kad, tai gal vis dėlto tavo poreikiai irgi yra tokie patys kaip man. Ne, bet tu man pats skirtumą tarp šitų, nes man jie labai
panašus. Taip, tai žinau, dėl to tu ir tą klausimą uždavė, nes tavo... Nu, Nes... taip atskirk. Kas tau neaiškus eis? Nu, man antras tai kaip ir aiškus. Žinai, aš tave myliu tol, kol gaunu ir duodu, jeigu neduodi, negaunu, nu maždaug... Antro problema yra tokia, kad jeigu mes gyvenam mainų lygmenyje, tai yra santykius suvokiam kaip mainus. Aš tau duosiu ten pagarbą, palaikymą, jeigu tu man duosi ten finansinį saugumą, ne? Ir skamba kaip gal įmanomas sandoris, nu, arba netgi ten vienodai, aš tave palaikysiu, tu mane palaikyk. Bet problema su tuo yra, kad mes mainų scenarijų pradedam taikyti ne tik su teigiamais dalykais, mes jį pradedam taikyti ir su neigiamais dalykais. Tai yra, tu man tai padarei, aš tau irgi tai padarysiu. Ir tai užkuria tokį keršto ciklą vienas su kitu. Nu, keršto tai netiesioginė prasme, bet man skaudėjo, tai tu taip su manim elgėsi, aš su tavim taip pat elgsiuosi atgal. Nu gerai, aš dabar su tavim taip elgiuosi, tai kaip tu su manim elgsies, pradėsi gražiai elgtis. Nu ne, tu pradėsi irgi bjauriai elgtis, tai tu bjauriai toliau elgėsi, tai aš dar bjauriau su tavim elgsiuosi. Ir mes pradedam tuo ciklu važiuoti žemyn, taip jau negaliu sakyti, sukamės vietoje. Nes jeigu su manim bjauriai pasielgiai, tai aš noriu, kad tau dar labiau skaudėtų, jeigu aš jau noriu mainyti ar ne, duoti atgal. Ir tą lengvai galima pastebėti pas vaikus, pavyzdžiui. Nes vaikai būna, aš dvynukus auginu 7 metų, jie mainuose dažnai būna. Tai duok man tą, aš tau duosiu tą. Gerai, tai jeigu tu davai, tai aš tau daviau. Ir kai viskas vyksta į pozityvę pusę, aš daviau, tai tu duok, tai viskas gerai. Bet būna, eina vienas ir ten netyčia užkliuvo ar užmynė ant kito kojos. Žinai, jie ten nesunkus, ten labai skaudėjo. Tu užmynė ant kojos, duok, aš dabar tau minsiu ant kojos. Ir spėk, kaip jie mina, taip pat ar stengiasi stipriau? Stipriau. Tai tada užmina, man skaudėjo, tada staiga seka spyris kur nors į šoną ir užžiūrėk, jau reikia atskirti juos ten. Vaikas darosi. O nėra taip, kad vis tiek tu veidrodinių principų parodai, žiūrėk, tu man užmynė, aš tau dabar užminsiu. Ai ne, tai atsiprašau. Arba, gerai, užmink. Ir užmink. Tai jeigu jie būtų maždaug labai labai sąmoningi ir sakytų, gerai, aš tau užminsiu, bet šiek tiek mažiau, negu tu man užminiai, tiesiog, kad jaučiausi, kad ten atsiėmiau. Nežinau, ką reikia atsiėmiau. Tai gerai, čia yra mainai. Lygiavertiškumas yra, aš mėgstu tą pavyzdį su rankom. Bet mes turim 2 rankas, jos yra lygiavertės, tai yra jų poreikiai yra vienodai, nepriklausomai nuo to, ar vienodai nešė, ar vienodą kiek laiko rašė, ten viena rašo, kita nerašo, kita tik prilaiko popierių, kurį rašai. Nepaisant to, kad jis atliko skirtingą vaidmenį, jų poreikiai mes daugiau mažiau lygiaverčiais juos laikom. Tai yra, kai išeinam šaltą žiemą, mes vienodai stengiamės abi apsaugoti nuo šalčio. Jeigu su viena laikėm vinį, su kita kalėm į vinį, nepataikėm į vinį, tai šita kairė nepuola dešinės atgal. Nesako, duok dabar tu laikyk vinį ir aš tau kalsiu į pirštą. Ta prasme, rankos švis nešneka šiaip, bet čia tokia, žinai, metafora, kad suprastume. Tai vat, jeigu mes poroje pasiektumėm tą lygmenį, kur ėjau netyčia, užkliuvau ir užkliudžiau koją, tai neduok atgal, aš tau atminsiu, kaip vaikystėje būdavo. O mes stengiamės, padėti tai kojai, kuriai skauda iš mūsų 4 kojų tada jau esančių, ne? Ir stengtis ją apginti. Ir čia koja irgi yra metafora, nes dažniausiai užkliudom mes ne koją, užkliudom emocijas. Ir kažkam skauda. Ir kai mes pamatom, kad skauda, net jeigu aš tiksliai nesuprantu mechanizmo, kodėl skauda, nes man tai neskaudėtų, kai tai pasakytų. Bet jeigu mūsų poreikiai lygiaverčiai, aš noriu, kad neskaudėtų. O mainuose yra... Kodėl tu čia dabar įsiskaudinai, čia nėra dėl ko skaudintis, man tai neskaudėtų, tu gali man taip sakyti, nes mes į tą, žinai, be abejo, čia labai apsiribojam, kai mes kalbam tik tai apie tuos lygmenis kaip faktus, ten, žinai, yra visa skalė, kiek mes... Kaip tu manai, tėvai vaikus myli, kokia meilė? Tėvai vaikus... Šiaip dažniausiai netgi ne kai poreikiai yra lygiaverčiai, o atvirkščiai, kad vaiko poreikiai yra aukščiau nei mano. Jeigu kalbėsime apie mylinčius tėvus, mylinčią mamą, mylintį tėtį, tai dažniausiai nėra taip, kad mes traktuojam, kad mano ir jo poreikiai yra lygiaverčiai.
Vaikui reikia, tai padarysiu, man, tiek to aš nedarysiu. Tai netgi yra disbalansas į kitą pusę dažnu atveju. Aš sakyčiau, tai labiau į ketvirtą, tai besąlyginę. Bet dėl to dažnai prilygina, kad vaikui meilė yra tarsi besąlyginė meilė, bet man tas palyginimas nepatinka, nes ten yra viena būtina sąlyga, kad čia tavo vaikas. tai žinai, negali vadinti besąlyginė, jeigu tu myli su sąlyga, kad čia yra tavo vaikas toks. Ten oksitocino infused, žinai, ta visa prisirišimo dalis dar egzistuoja prie tos meilės, mes atskirti tą prisirišimą nuo meilės irgi sunkiai galim, bet kokiu atveju. Bet tarp kitko, iš to atsiranda disbalansas, nes įsivaizduok, jeigu yra pora, jie susilaukia vaiko ir taip susilaukus vaiko to laiko kartu mažiau yra, dėmesio mažiau ir mes neturėjom tokio, kad tavo poreikiai yra lygiaverčiai mano poreikio, tiesiog mainėmės ir dabar nebėra ko mainytis, aš nebeturiu ko tau duoti, aš tarp vaikui turiu duoti. Ir tada atsiranda disbalansas, nes vaiko poreikius aš laikau aukščiau už savo ir aukščiau už tavo akivaizdžiai. Rezultatas yra toks, kad net jeigu ir tu myli vaiką ir vaiko poreikiai yra aukščiau, bet tavo poreikiai irgi nepatenkinti, jeigu mes būtumėm pora, mes pradedam būti nuolatiniam disbalansai, disproporcijai, kad mūsų poreikiai yra iš vis niekam nerūpi. Pats aš jų nepatenkinu, dar ir antra pusė į juos nežvelgia, tai bandau kažkaip gal kompensuoti, kad antra pusė kažkaip patenkintų juos, bet... Gerai, aš, pavyzdžiui, kartais pagalvoju, ar logiškai yra reikalauti iš antros pusės, arba bent tikėtis turėti lūkestį, kad jinai tokios pačios kokybės meilę man demonstruotų, kaip demonstruoja vaikui. Jeigu tokia, kaip demonstruoja vaikui, yra kaip vaiko poreikius išaukština labiau nei savo, tai tikrai nei logiška, nei reikėtų tikėtis, tai būtų irgi disfunkcinis santykis po to. Nes tas žmogus save žemintų ir bandytų tavo poreikius iškelti aukščiau saviškių. Teoriškai, sakytum, tai jeigu ir tu taip pat iškelsi jos poreikius, tai gal, bet ar tikrai įmanoma pažinti tos poreikius, man artimiau yra, kad mūsų poreikiai yra lygiaverčiai, kad neiškeliam kito žmogus poreikių aukščiau savo. Žiūrėk, aš, pavyzdžiui, kartais suku tokį vaizdelį galvoj. Pavyzdžiui, pas mus šeimoje labai aiškiai deklaruojama, mano sūnus sako, tėti, aš tavęs nemyliu, myliu mamą. Rimtai? Taip, nes aš, visus tos tough dalykus darau, kur, nesitsatskinu. Ir aš sakau, aš tave myliu, ir viskas. Mama viską leidžia, daugiau leidžia negu aš. Ir taip yra. Ir man dėl to neblogiau, meilė yra ne žodžiai, o veiksmai. Ir veiksmais jisai parodo, kad ir myli, ir nori būti, ir žaisti, ir skabina, ir viskas okei. Ir aš galvoju, gerai. Sugalvoti, kaip aš jaučiuosi, jeigu man sakytų taip, žinau. Supykę ten būna, sako, tu blogiausias tėtis. Ne, bet kartais, kai ten eini ir mamos nebūna, ir mes dviese žaidžiam, tai jisai pasako, myliu ir ten, ir tave. Bet kai reikia pasirinkti valą. Tai mūsų vaikai turbūt irgi, jeigu reikėtų rinktis, tai rinktis gal... Nors visai būna, mes būna, kai duodam pasirinką idėją dviese, tai jeigu vienas vieną renkas, kitas dažniausiai kitą tiesiog, kad atstatytų pusiausvyrą, ne kad kitas vienas neliktų. Tai va, ir aš tada galvoju, gerai, ir aš esu ne kartą praktikavęs tai, kada mes susipykstam su Agne ir aš sakau, aš vis tiek tave myliu. Ir taip stiprinu savo komitmentą būti, sunkia momente. Ir ten pradžiai, jeigu dariau kažkiek mechaniškai, paskui aš visiškai to įtikėjau. Ir aš primenu savo... Žiūrint, kaip apibrėžim pačią meilę, nes jeigu meilę apibrėžim kaip gebėjimą priimti tą žmogų, pavyzdžiui, mano tas apibrėžimas, kurį aš labiausiai mėgstu naudoti, tai gebėjimą priimti kitą žmogų su jo privalumais ir trūkumais, tai mano pyktis su Dovilė visiškai neturi įtakos mano meilei. Totaliai nesusijęs, man net nereikia įtikėti, nes tai yra sąmoningas sprendimas priimti kitą žmogų su jo privalumais ir trūkumais ir aš net labiau laikau meilę kaip tą brandžią meilę labiau sąmoningų sprendimų tokių. Nei, užvaldžiusiais jausmais ar drugeliais pilve. Tai žiūrėk, tai aš tada galvoju, tai reiškia, kad aš Agnę myliu, nepaisant to, ar jinai man atliepia mano poreikius ar neatliepia poreikius. Ir net jeigu atvirkščiai, sako, nemyliu, išeiti ir taip toliau. Bet taip nebūna, kad visą laiką.
Nu, žinai, ar tai yra, nu, kaip čia, aš galiu tokiam santykė būti tik tai ribotą laiką. Nes jeigu visą laiką, tai tu vaiką, nu, kaip čia, auginsi, mylėsi, paleisi, žinai, ir jisai sauks ir išeis. Su žmona, tai tu taip nebūsi. Tai man atrodo, kad vis tiek turi tavo būti... poreikiai, jeigu niekada nepatenkins tavo poreikiai, ne? Čia apie tai eina kalba. Jo, nu, važiuoji, vaikai srautas gali būti vienapusis eismas. Su žmona turi būti dvipusis. Ir... Žiūrėk, aš pasakysiu, kaip aš suprantu. Ir kas vyksta sveikuose santykiuose ir kas vyksta, jeigu ten yra kažkuris iš asmenų toksiškas ir hopefully ne abu, žinai. Tai jeigu mes esam abu santykėje, kuriame aš siekiu lygiavertiško to ryšio. Tai lygiavertiškas ryšys, kai aš Dovilės poreikius laikau lygiaverčiais saviškiams, ne? Tada, kai būnu sąmoningas. Tai yra pirmas dalykas mano siekimybė, nes reikia suprasti, kad aš nebūnu visą laiką sąmoningas. Kartais mane užvaldo impulsai kažkokie, kur supykau, susinervinau ir tada aš siekiu lygybės. Tai lygybės, kodėl yra nekonstruktyvu mano galva siekti, nes savai instinktyviai mes einam prie jos. Nu, ta prasme. Ir netgi kartais... Instinktyviai lygybės siekiam? Net ir lygybės. Tai taip, be abejo, taip... Vienu instinktyviai aš, tu sieki. Tai čia, žinai, kai sąmoningumą krentam lygybę ir po to jau einam, kur man vienodai visi kiti, aš. Tai kodėl sakau instinktyviai ar impulsyviai mes siekiam lygybės, tai vaikus irgi, vieniai pas mane tai labai lengva matyti. Ten ateini ir liko ten pyrago gabalas, sako padalink, sakau, kaip padalinti, į 2 dalis, nu gerai. Į 4, žinai, nes ir jūs esat maždaug ir jums reikia. Sakau, gerai, padalinsiu. Nelygiai, nes maždaug jie vis laikas siekia, kad būtų bent jau lygiai, bent jau tarpusavį pasidalinti. Tai ir mes impulsyviai galim pradėti siekti lygybės. Taip, sutinku. Tai to siekti sąmoningai net nebūtina. Bet vėl čia reikėtų atsigręžti turbūt į kokią brandą. Jeigu mes paimsim ten visiškai nebrandų santykį, tai turbūt net lygybė yra jam progresas. Bet čia tokių neimkim normalius. Tai mums siekiamybė iš lygybės lipti aukštyn. Kad kito poreikiai yra lygiaverčiai maniški. Ir jeigu aš tokiam santykiui esu ilgą laiką, tai reiškia, kad aš nuolatos gebu patenkinti ir Dovilės poreikius, bet ir tenkinu savus. Ir hipotetiškai, tarkim, Dovilė visiškai netenkintų mano poreikių. Tai be abejo, man nėra iki galo malonu, bet aš ir nesu nepatenkinęs savo poreikių, nes mano poreikiai yra lygiaverčiai jos poreikiams. Tai reiškia, kad aš ir savo emocinius poreikius, ir savo finansinius, ir savo intelektinius poreikius tenkinu ir pats. Tiesiog jinai juos neatliepia. Kaip ir su vaiku panašiai. Tai. Ir jeigu tai tęsiasi daug laiko ir aš gebu patenkinti ir jos, ir savo poreikius, jinai toliau, hipotetiškai nieko nedaro, po kažkiek laiko, turbūt supranti, kad tu esi toksiškose santykiuose, nes tas žmogus tiesiog neatliepia. Bet šiaip, atsisukim į Dovilės perspektyvą, jeigu jinai turi šalia žmogų ir hipotetiškai, tarkim, aš visą laiką gebu patenkinti ir jos, ir savo poreikius, ir jos poreikiai emociniai yra patenkinti, neatliepti kito žmogaus poreikius, kuriuos iškomunikuoja, kai tavo poreikius patenkina, turi būti turbūt sociopatinis toks variantas. Blem, žinai, tai, kad tu pasakoji, biškai painu ir tokia pelkė matau. Nes iškomunikuoja žmonės dažniausiai norus, įgūdžius ir lūkesčius, ne apie nepatenkintus poreikius. Tai mes turim turėti įgūdį skaityti tarp eilučių, koks ten poreikis yra. Ir čia, kosmosas. Ir, pavyzdžiui, aš galvoju, įsivaizduok labai paprastą užduotį. Ne finansai, o imkim kokį nors buities atsakomybės. Ir tu dėlioji, darbų ar atsakomybių sąrašas, natūraliai, instinktyviai, tipo 50/50. Bet gaunasi, kadangi jie skirtingi 2 žmonės, vienas nori tvarkytis kas 2 dieną, kitas kas 2 savaitę. Ir gaunasi taip, kad visą laiką, nesigaus tiesiogiai 50/50 atsakomybės. Ir netgi dalint 50/50 yra, tas lygybės modelis yra ydingas, nes mesgi skirtingus įgūdžius turim geresnius. Taip. Tarkim, man padaryti kažkurios darbus yra labai sunku ir sunku prisiversti, o Doviliai net malonumas, pavyzdžiui, yra. Ne? Ir atvirkščiai yra kitų darbų, kurie yra sunku prisiversti ir man yra malonumas. Ir... Tai ką aš noriu pasakyti, kad kai tu dalini, turėtų būti vidinis teisybės jausmas,
Nu, kad jeigu aš daugiau jau prisidedu namie, o kur tu prisidedi daugiau, nu, vat, kitose dalykuose. Ir tu turi diskutuoti tol, kol atsiranda toks, aš įdedu čia pastangų, tu įdedi čia pastangų. Na gerai, paimkim, kad nutiko liga. Vienas iš žmonių serga. Ta. Ir liga yra kokia nors lėtinė, ilgesnė, nebūtinai ten kažkas žiauraus ar ten mirtina, bet ir dėl tos ligos yra sumažėjus galimybė to žmogaus prisidėti prie namų ruošo darbų. Tarkim, sugebėjo 50-50 pasidalinti lygiai. Tarkim, viskas tobulą. Ir vienas susirgo. Kaip dabar su ta lygybė? Tai vat šioj vietoj įsijungia draudimo paslauga, kuri išmoka, gerai. Meilė neveikia. Ne, jeigu aš myliu tą žmogų, tai aš kaip tik, man pas mane įsijungia varikliukas, aš turiu pasirūpinti ir maistu šiltų ir taip toliau. Tai toliau. žiūrėk, bet čia tai, apie ką tu kalbi, ir yra tas lygiavertiškumas, kada nepaisant to, kad vienas negeba padaryti 50 darbų, 50%, bet jo poreikiai yra lygiaverčiai maniškiams. Tai yra, jo noras pavalgyti yra toks pat svarbus kaip ir mano. Jo noras pailsėti yra toks pat svarbus kaip ir mano. Jo noras turėti galimybę ten priimti sprendimus yra toks pat svarbus kaip ir mano. Eina kalba ne apie, kad mes vienodai turim įdėti, nes mes skirtingais gyvenimo etapais skirtingus dalykus įdėsim. Ir to labiau mes skirtingai vertinam netgi dalykus. Nes žmogus, kuris turi vertybėse finansus numeris vienas dalykas ir uždirba pinigus, jam atrodo, kad jis viską duoda santykiams. Kitas iš vis nieko neduoda. Ar taip yra objektyvu? Nu ne, nes iš kito žmogus perspektyvos, kitam žmogui emocinis ryšys yra svarbiausias dalykas. Ir jisai daugiausiai stengiasi dėl emocinio ryšio, o tu sako, tu nieko neduodi, tu iš vis nesistengi dėl santykių. Nu jo, bet va, čia ir yra bėda. Tu ateini ir sakai, bet žiūrėkit, jūs vienodai, tu kaip čia, gražiai sutvarkai namus, o tu gražiai uždirbi didelius pinigus. Ir čia jūs esat lygiaverčiai. Bet čia jeigu lygiavertiškumas yra apie tai, kad mūsų poreikiai yra vienodos vertės. Ne apie indėlį, o lygybė dažnai yra apie indėlį. Tai gerai, tai žiūrėk, jeigu mainų teoriją statai į priekį, tai tu sakai, okei, susitarkit tada, kas jums atrodo fair mainai, kad jūs vidinį teisybės jausmą atstatytumėt. Ir tada jūs galite gyventi, kad ir 10 metų, iki kol tas jausmas dingsta. Bet jeigu tu sakai, nu ne, vat jūsų poreikiai yra svarbiau, tai tau reikia jaustis saugiai ir tau reikia saugiam. Šitai, kad jausti saugiai, užtenka daž 2000 eurų pajamų per mėnesį, šitam, kad jausti saugiam, reikia 10 000 eurų pajamų per mėnesį. Taip. Va, prašau, tu gauni savo dalį, viskas, nelys, tu jautiesi saugi. Nu, jeigu tikrai taip yra, kad ir jinai jaučiasi saugi, tai gal ir viskas tame nėra blogai, bet supranti, kad kai mūsų poreikiai yra lygiaverčiai, jeigu mes iš tikrųjų turėtumėm tokį įgyvendintą variantą, nes reikia suprasti, kad lygiavertiškumas yra šiaip utopija, mes jo siekiam, bet link jo neprieinam. Tai ir pavyzdžiui, abu sveiki, bet negebam pasidalinti atsakomybę. Tai vieno poreikis bus nepatenkintas, jis jausis, neteisybė jaus, galų galia teisybės poreikis bus nepatenkintas elementarus. Ai, dar toks poreikis yra. Tai aišku, tai visokie yra tie poreikiai. Ir tada atsiranda diskusija, kaip pasidalintas atsakomybės, kad aš jaučiuosi, kad nesu menkinamas santykyje. Nes neteisybės poreikis yra, tai kai aš jaučiuosi, kad menkinamas, aš viską darau, o tu nieko nedarai. Bet kai mes apie tai diskutuojam lygybės tam sąmoningume, pavadinkim, tai gaunasi, kad tai tu nedarai, o tai aš tiek darau ir mes tiesiog ginčijamės. Jeigu mes diskutuojam lygiavertiškumo tam sąmoningume, pavadinkim, tai aš suprantu, kad tavo poreikis yra kitoks nei mano, ir pradėkim nuo to. Ir tas poreikis yra, pavyzdžiui, jausti saugiai, mano uždirbti pinigų. Ir kad mums reikia surasti scenarijų, kuriame tu jaustumai saugi, aš uždirbčiau pinigus, kad aš jaučiuosi, kad aš ten kompetitingas ir galiu uždirbti pinigų. Ir tavo poreikis yra, kad mes turėtumėm ryšį. Tai reiškia, kad ir mano laiko reikia tam ryšiui kažkokio. Ir man reikia iš tavęs palaikymo, kad aš galėčiau siekti savo tikslų pinigus uždirbdamas. Čia tokį labai seksistinį pavyzdį paėmė, kur ten vienas uždirba. Bet, kad ir koks jisai bebūtų, logika išlieka ta pati, kad mes iš to sąmoningumo lygio diskutuodami, mes turim kitokį sprendimo
sprendimo apimtis kitokius. Nu gerai, overall aš sutinku, per tiek daug laiko diskutavęs, kad norų niekada neatitaikysi 100%, poreikius gali atitaikyti, subalansuoti. Ir būtent ties poreikių lygiavertiškumu ir tada atsiranda galimybė sukurti tą santykį ilgalaikį, kuriame, ne kaip žvėris ten kaposimės, kieno eilė dabar kažką daryti, nes, nežinai, vieną, aš atsimenu bažnyčią, kai ėjom kursus prieš vedybas, ten tokį gražią tą metaforą sako, kad įsivaizduokit, kad santykiai yra kaip indas ir niekada nežiūrėkite, kiek tenais yra įdėta. Tiesiog dėkit daugiau negu ten pusė maždaug, ar ten daugiau negu kitas deda ir viskas bus gerai. Tobulai skamba, išskyrus tik tai, kad nesąmonė yra, nes realybėje tai taip neveikia. Nes realybėje mes pamirštam dėti daugiau nei pusę, arba net jeigu dedam daugiau nei pusę, atrodo, tai kitas jau neįdėjo. Tu pasakysi tą lygą, aš pagalvoju, kad įsivaizduok, žmona susirgo ten, nežinau, savaitę laiko serga, aš ją rūpinosi, jinai pasveiko, aš jai nesakau, dabar aš gulėsiu, tai vadėjau rūpinkis. Taip, bet tu nesirgi, bet aš tavim tai rūpinosi prieš tai savaitę. Nes mes nežinom, kaip žinai, bet tie ant lygybės pagrįsti santykiai ir būna jie paremti, kad, tu dabar tai laukiasi, tai ką, kad laukiasi, tai vis tiek, o tai kaip man dabar, žinai, maždaug, tai čia tu laukiasi, tai čia mūsų vaikas. Bet gerai, bet vis tiek gaunasi, kad mainai turi vykti, tik tai poreikiai. Mainai savaime vyks, mums, jeigu net nieko nedarysim, jie vyks. Tik tai tiek, kad jeigu mes diskutuojam, arba kalbamės, arba sprendžiam, galų galia sprendimus priiminėjam, ar ten kažkokius susitarimus darom, iš mainų lygmens, mes turim didelę bėdą. Bet vieną dalyką tai pasakyti reikia turbūt, kad jeigu santykėje kažkokioj srity buvo visiškai neligybė ir buvo visiškas apie mane, iš to sąmoningumo lygmens, tai kartais susitarimas mainų lygmenyje yra progresas. Ir tai nėra galutinis taškas, kuriame mes turėtume apsistoti, bet kartais aš turiu porų, kur mes pradedam tartis nuo to, kad pabandykim sutarti, kad bent jau dabar nebūtų taip, kad, pavyzdžiui, vienas žmogus visą laiką, savo laiką planuoja pats, išeina, kada nori, kur nori, net nepraneša, ten, dažniausiai būna vyras vis dėlto, net nepraneša, kur kada išeina, o vaikai yra moters atsakomybė ir negali niekur išeiti. Nieko negali padaryti. Jis turi atsiklausti, paprašyti, susiderinti ir tai net kai susiderina, vyras sako, žinok, pasikeitė planai, nieko nebus. Gaunasi tokia izoliacija. Tai jeigu mes turim tokį jau kažkokį į toksiškumo linkstantį santykį, tai sutart lygybę, kad mes turim abu po 2 vakarus per mėnesį, ten po 4 vakarus per mėnesį, kada mes skiriam savo ir ten susiderinti, yra progresas nuo to, kas buvo. Tu turbūt dabar galvoji, vieną kartą jinai pakalbėjo, negali dabar užsičiaupti. Tai taip iš tikrųjų ir yra. Žinokit, pasakysiu, ne tą patį, pasakysiu naują dalyką. Mes turim tikrai labai įdomių pokalbių, kai būna inkognito pašnekovai. Dėl to aš labai greitai. Jeigu turi situaciją, kurią tavo nuomonė būtų faina panagrinėti su Arnu ir Vytautu, tiesiog parašyk mums. Beje, prisiminiau čia dabar dėl šito lygybės, čia toks smulkmena. Bet aš sekmadienį išskrendu, čia savaitę laiko nebūsiu ir Agnė sako, ar norėtum rytoj į labirintus ten nuvažiuoti su šeima, kukurūzų tų, žinai, praleist laiką. Aš, jo, gal faina, pasižiūri kalendorių, iš seniai suplanuotas teniso mačas per... Labai gerai, geras. Ir mes esam sutarę, kad sekmadienis yra ta diena, kur tu negali planuoti neatsiklausę. Šeštadienį gali planuoti. Tipo pagal taisyklės, bet aš sekmadienį išskrendu, nebūsiu, žinai, nuo anksti ryto. Ir čia kaip ir šeimos diena. Tai aš sakau, norėčiau. Ir aš nieko nesakęs, jai parašau, kad prisimu išlaidas, nebūsiu teniso varžybose, nes atšau gali ten prieš 2 dienas tik tai. Ir pakoregavau, žinai, šitą planą, nieko nesakęs. Bet čia yra lygiavertis požiūris, nes tu vėl ne į lygybę žiūrėjai, kiek jinai man davė, kiek čia aš. Tai jinai man paskui turės pusę kaštų padengti. Tai čia būtų, bet gerai. Nes mes žiūrim į emocinius poreikius. Ar svarbesni mano poreikiai pažaisti mačą, nors aš po to dar išskrendu ir tau ten darbinė kelionė, žinau, bet, žinai, ar ten atostogų būna išskrenda, ar vis dėlto
pažiūrėti, kad kito žmogaus emociniai poreikiai, kad mes nebūsim ilgą laiką kartu, yra tuo metu svarbesniniai, man dar pažaisti. Bet dar dėl lygumo, vienas filtras pas mane, aš atsimenu, yra, įsivaizduok, aš jaučiuosi, kad santykyje mano poreikis yra, žinai, man trūksta, pavyzdžiui, tų mainų. Ta forma, kurią aš norėčiau gauti. Bet kadangi, žinai, dabar buvo... Aš įspėsiu, kad, man atrodo, nėra žmonių, kuriems netrūksta. Ne? Mums visiems, nes... Tokim, bet kadangi dabar buvo, žinai, mažo vaiko tas etapas, tai buvo labai ryškiai... Ryškiai daugiau trūko. Jo, trūko, žinai, ir dėmesį, ir laiko kartu, ir taip toliau. Tai pirmas, ką aš iš šitos teorijos išsinešiau, pokytį, kurio anksčiau nebuvo, o kaip aš pirmiausia pats galiu kitą formą surasti, kad savo poreikį patenkinčiau. Ir čia, žinai, čia aš sakyčiau, kad mano visiškai major change. Taip, bet čia ir yra susijęs su tuo, kad jeigu mes lygiavertiškai vertinam ir kito ir savo žmogaus poreikius, tai... Bet aš deklaruoju, kad mano yra svarbiau. Kaip čia, jie mano yra, labai aiškiai prioritetą turi. Turėsi bėdų ilgo laikotarpiu, aš taip prognozuoju. Bet aš noriu, kad ir Agnė savo poreikius prioritetų statytų. O kaip tada balansą bandyti atrasti? Tai žinai, bet tu sakai, kad prioritetus statai savo poreikius. Ne visai, jeigu tu statytum prioritetų savo poreikius, tu greičiausiai varytum tenisą pažaisti. Ne, bet supranti, pas mane poreikis nepatenkintas yra, žinai, kaip čia... Aš sakau taip, kad jeigu yra poreikis patenkintas 7, tai tu gali 8, 9, 10 čia laviruoti. Jeigu poreikis tavo nepatenkintas 3, tau tiek trūksta. Tai pas tavai įsijungia jau instinktyvios reakcijos ir tu sakai, man nesvarbu, bendra šita... Bet tai tame ir yra, jeigu, pavyzdžiui, partnerio visi poreikiai patenkinti ten 7, žinai. Taip. O pas tave, net nebūtinai 7, gali būti ir 6 ir 5, bet pas tave kažkuris poreikis nepatenkintas 2, tai tavo tas poreikis tis 2 yra ženkliai svarbesnis nei jo. Ne dėl to, kad jo poreikiai mažiau svarbus nei tavo, o dėl to, kad tavo nepatenkinimas yra ženkliai didesnis. Gal. Čia toks, žinai, kur... Jeigu taip grafiškai sudėtumėm 2, 3, žinai, tokia stulpelinė diagrama, tai kaip vandenį užpilti, tu bandai lyginti tuos, kurie labiausiai nepatenkinti. Jeigu pas mane visi patenkinti netgi ant 5, tik tai ar ant 4, bet pas Dovilę kažkuris ant 1 yra, logiška. Tai aš jos poreikis tenksiuos patenkinti, nes jos poreikiai tiek pat svarbus, kiek mano. Gerai, gal tai įtikinai. Tai aš šituo lygiavertiškumo konceptu gyvenu, net negalėčiau sakyti, kad, žinai, tiesiog domiuosi, bet jau daug metų. Bet man, pavyzdžiui, tokia hipotetinė situacija vis neduoda ramybės. Įsivaizduok. Parašysim knygą, ar ne? Dėl šitos temos. Įsivaizduok, yra vyras verslininkas, šiuo atveju konkreti situacija, kuris savo įprasminimą, darbą, viską per verslą ir per darbą daro. Taip. Ir jam yra malonumas, ne į hobį nuvažiuoti, o padirbti daugiau. Ne? Ir jisai dirba, uždirba geras pinigus, grįžta namo ir jam nėra malonumo nieko daryti namie. Jam namai yra kaip viešbutis. Ir jisai grįžta, tai ką jisai nori daryti, ten, nežinau, teliką žiūrėti ir taip toliau. Kai tuo tarpu žmona save realizuoja per namus. Galbūt čia nebūtinai, nes ne visą laiką namų rutinos darbai yra. Jo, gal tiesiog ir įkalinta namie. Taip, bet pas ją instinktyviai yra tas lygumo jausmas, tai ir tu prisidėk. Tai tu dabar eik, išvalyk tualetą, arba ten dulkes nuvalyk, arba maistą paruošk. Kam? Kodėl? Nes aš tai dirbu 9%, tai tu bent 10%. Tai čia prie lygybės eina šitie scenarijai. Tai aš ir bandau suprasti. Nes jinai galėtų sakyti, oi, tu tik tai nieko nedaryk, nes tu jau darbe atsidarai. Nes, imkim, net jeigu paimsim moterį, kuri yra įkalinta, net tiesiogiai, bet taip kažkaip susiklosti aplinkybės, jinai nebrėžia ribų, jisai negalvoja apie jos poreikius, galvoja tik tai apie jos poreikius per savo prizmę, kad duoda daugiau pinigų, viskas gerai. Tai jos poreikis, pavyzdžiui, emociniam ryšiui, tarkim, patenkintas 2, nėra visiškai.
o jo poreikiai plius minus visi patenkinti, bent jau tuos, kuriuos jis pažįsta, nes aš tai nemanyčiau, kad žmogus, bet jam verslas yra visa savirealizacija ir daugiau jis jokių poreikių neturi. Greičiausiai jis nepažįsta ir kompensuoja, bet čia jau kita tema yra iš to. Bet iš tų, kurias pažįsta, jam ten visi daugiau mažiau patenkinti. Tai jos tikslas yra nesakyti, tai dabar juo rūpintis, ar kad jisai ten išplautų kažką ir išvalytų. Jinai greičiausiai, jeigu pati nepažinos, pradės kompensuoti tą dvejetą emocinio ryšio per bandymą kažkaip kabinėtis, ten sakyti, kad tu ten, mes nepraleidžiam laiko kartu, ar tu čia negamini valgyti, ar tu čia dar kažko nedarai. Nors realus poreikis tai ryšio yra su juo, nutrūksta. Ir kai žmogus gerai save pažįsta, jisai gali labai aiškiai iškomunikuoti, kad man trūksta ryšio ir jeigu mato, kad tas žmogus yra arba tokios aplinkybėse, kur tuo metu negali patenkinti to poreikio. Toj situacijai, kadangi aš nagrinėjau ją, toj situacijai jos poreikis iš tikrųjų buvo poilsis ir jos laiko savo. Ir paradoksas yra... Tai tuo labiau, nes aš sakiau, arba jinai gali tą poreikį tenkinti išorį. Jeigu tas poreikis yra poilsis, tai jinai labai aiškiai gali iškomunikuoti ir tuo labiau uždirba pinigų, kad būtų ar ten auklės, ar tai tvarkytų, ar dar kažką, kad aš galėčiau skirti laiko poilsiui. Bet bet ten kuriozas ir aš bandau suprasti. Jinai sako, tas kuilys tipo grįžta, nieko nedaro, o aš čia visą dieną nusiknisus ir darau ir tvarkau ir taip. Ir jis, tai netvarkyk, čia tau reikia. Tai kaip aš netvarkysiu, tai čia jovalas bus. Tai eik sportuok, eik su draugiam būk, eik daryk, ką nori, ko tu čia dabar pergyveni. Ir jinai bando kažkokį įvesti lygybę namų buityje, kai... Jo, čia atsiranda, bet čia, žinai, problema yra, kai du žmonės gyvendami apskritai turi fundamentalų tokį ydingą įstikinimą, kad kitas turi gyventi pagal tuos pačius standartus arba tam pačiam vertybėm ar tais pačiais įstikinimais kaip aš. Taigi namie turi būti taip. Šiaip nei turi, nei neturi. Vieniems malonu, kai ten visą laiką būna visi daiktai padėti į vietą. Taigi visiems malonu, kai daiktai visi padėti į vietą. Šiaip man tai nėra labai skirtų. Pavyzdžiui, net aš esu tas, kur, žinai, netvarkingas, kur gali būti padėti, gali nebūti padėti. Smagu, kai susitvarko kartais tie namai, bet... Taip, namai susitvarko. Tai, žinai, galima pašimtyti pagalbą, kad sutvarkytų, ypač jeigu yra finansinių resursų. Jeigu nėra, tada jau reikia dalintis kažkaip tas atsakomybės ir susidėlioti, bet nėra vienodi tie standartai. Ir kai kada tie standartai yra netgi ydingi, ten labai pedantiškas žmogus ir turi vaiką. Tai vaikas nuolatos mokins, kad, žinai, nebus tobulos tvarkos. Ir ten, žinai, bando vaiką priversti, kad jis ten tik tai vieną daiktą geriausiu atveju būtų paėmęs iš spintelės, daugiau viską padėtų atgal. Sunku vaikui, taip, jam pažinimas reikalingas. Aš bent jau taip galvoju. Aš ne ekspertas, bet... Tai, žiūrėk, reziumuojant, aš sakyčiau, tokį tips and tricks turiu, savo algoritmą. Pirmas dalykas, kas būtų sveika žmonėm pasidaryti, tai... auditą tokį, kiek mano poreikiai yra patenkinti ir kiek antros pusės. Ir pasižiūrėti tą balastą, žinai, kas... Ir ypač ten paieškoti tų labai nepatenkintų poreikių. Ypač tų ant dvejetų. Taip, nes jie dažniausiai kompensuoja per daug... Ir jie apskritai, ardo tą santykį, greuna. Taip. Ir tada, kai tu darai tą pratimą, jeigu su klientais, tai tada žiūri, kaip pats pirmiausia žmogus gali pasitenkinti, išeiti iš tos kritinės zonos. Tada antras dalykas, kokie yra lūkesčiai antrai pusiai, šeimai, visai struktūrai ir susitarimams. Ir paskui, kas yra įdomus pratimas, kokiais skirtingais būdais tą poreikį nori patenkinti partneriai. Tai čia įsijungia tos ir 5 meilės kalbos gali būti ir bet ko. Bet matai, pasakysiu problemytę tokią, nes mūsų tas požiūris į santykį, ar jis yra mainai, ar jis yra viskas apie mane, ar mes esam tam lygiavertiškų poreikių požiūrėje, priklauso ne nuo loginio žinojimo. Loginis žinojimas prisideda, mes bejo, gal negalėtum taip įvardinti, bet priklauso nuo mūsų tuometinės tokios sąmoningumo būsenos. Dėl to, pavyzdžiui, santykių savaitgalį, ką aš darau, tai aš vienas iš procesų, kuris vyksta, tai kolektyvinės energijos dėka, tai reiškia, kad grupinė dinamika vyksta
bendras sąmoningumo lygis pakinta. Ir aš tą labai gražiai iliustruoju nuo pirmos praktikos, kurią mes darom santykių savaitgalį, ir paskutinę praktiką. Jos yra labai panašios ir labai ryškiai pamato skirtumą, kaip mes žiūrėjom į problemas ir į partnerį ir jo elgesį pradžioj ir kaip aš žiūriu po to. Ir tai vyksta ne todėl, kad aš žinių staiga turiu daugiau, bet dėl to, kad mes daugiau į operatyvinę atmintį, taip pavadinsiu, į ramus susikeliam. Tai žinių. Perspektyvų. Situacijų, perspektyvų. Ir mes pradedam matyti ne tik iš savo perspektyvos. Tai čia ir yra sąmoningumas galiausiai, žinai. Gebėjimas matyti ne tik tai, kad aš, o ir iš kitų žmonių. Tai čia toks... Ir tada mes tokiai būsenai galim priimti sprendimus, kurie yra ženkliai konstruktyvesni, labiau padedantis santykiams. Ir po to grįžus, kartais bus sunku tos sprendimus įgyvendinti, bet bent jau žinom, kad tai tas sprendimas vis dėlto padeda gelbėti, o ne tas, kada aš būnu piktas ir sakau, tai viskas, taškas. Tai ką tu norėjai pasakyti? Kad neužtenka atsisėsti ir, žinai, ypač jeigu esam pikti, peržiūrėti, tai kurio čia poreikiai? Tavo tas trejetui, ne? O mano tai tas trejetui, ir mes pradame mainų lygmenį būti lygiai taip pat, nors kalbam apie poreikius ir ten juos vertinam. Mums reikia dažnai aplinkos, kurioje pasikeistų mūsų sąmoningumas. For sure, pritariu. Tai gerai, tai galim rezimuoti. Nežinau, ar čia man tai kažkiek... Čia mes, pasakykit, ar jums, tiksliau paglostykit mums širdis, kam iš jūsų patinka tokie mūsų pasišnekėjimai apie mums įdomias temas, o jeigu neįdomu, irgi parašykit, nebekalbėsim. Ne, jokiaus nekalbėsim, nes mums įdomu. Gerai, dar vienas dalykas. Jeigu ne pirmą kartą klausai Skiriamės juokauju, tu greičiausiai jau žinai apie klubo susitikimus. Kokią vertę ir naudą jie duoda, aš nedaug žodžiausiu. Čia yra atsiliepimai, bet tiesiog priminsiu. Podcastuose mes tik girdim, ką kalbasi Arnas Vytautas. Klubo susitikimuose mes kalbam dar giliau, asmeniškiau ir žinokit, kokių patirčių, kokių pašnekovų ten būna. Jeigu esat moteris, tikrai bus ką papasakoti vyrui, kai grįšit. Aš tikrai turiu ką papasakoti. Tai žodžiu, chebrytė, yra planas toks, kad mes darysime epizodus apie tai, koks knygos turinys, kaip mes žiūrim, patys diskutuosim tomis temomis ir labai norim jūsų įsitraukimo. Aš tai sakyčiau kitaip. Man atrodo, kad mūsų tema, kurią mes paimsim, yra labai įdomi šiaip išanalizavimui. Man tiesiog įdomu ją išanalizuoti su realiais pavyzdžiais. Ir kadangi jau ją mes išanalizuosim, aš tikiuosi, ir tarp kitko susijus ir su tuo lygiavertiškumu, pakankamai stipriai ta tema, kurią mes šiandien nagrinėjom, tai būtų turbūt nuodėmė neparašyti iš to knygos. Nes labai atrodo, kad viskas susideda, nes tema yra tokia. Mes pradedam santykius per dažniausiai vakarų kultūrą, per trauminius ryšius, tai yra kažkokiu būdu. Čia vakarų trendas. Vakarų, taip, mūsų kur antisimylėjimo, kas mus pritraukia, ne? Ir mūsų iš pirmo žvilgsnio atrodanti ta santykių graži tokia dinamika yra iš tiesų ne taip gražu, kaip mums atrodo. Ne, tai sakyk taip, kaip yra. Žiūrėk, viskas blogiau nei atrodo. Ne, santykius mes pradedam dėl to, kad mums labai patinka kitas žmogus. Taip. Kas patinka pagal tuometinį mūsų subrendimo lygį. Ar ten papa ir užpakalis, ar kaip pašnekėjo, ar ten įvykiai kažkokie, ar tos pačios išgyvenimai, ten daug dalykų. Tas patikimas yra kelių lygmenų. Apskritai, kad traukia žmogus, ten gali būti kažkoks tipažas, kuris gražesnis ar mažiau gražus. Bet yra ir kita dalis, kas emociškai mus traukia, tai mes dažniausiai sąmoningai būnam neįsivardinę ir net nesuvokiam, kad mus traukia trauminis ryšys. Tai yra, jeigu aš patyriau labai daug smurto, man norisi kažko bet tu nepasakok pačioj pradžioj šito dalyko, nes tu nepadarai to lūžio loginio. Tu turi pradžiai nupiešti visą... Knygoje po to padarysim, čia žmonėms viską galim papasakoti. Taip, bet aš ir noriu, kad čia gimtų knygos eiga. Tai pradžiai tu turi pasakoti viskas, dėl ko gražiai klostosi santykiai. Ir tada tu turi teikti teiginį. O tai galime pavadinimą sakyti? Tai galim. Nes knygos pavadinimą, kuris dabar yra darbinis dar kol kas, parašykit, ką jūs manot, yra toks: viskas blogiau nei atrodo. Arba iš tikrųjų viskas blogiau nei atrodo santykiuose. Yra
su mažom raidytėm, jeigu nesimsite veiksmų, arba jeigu nedirbsite, arba jeigu nesikeisite, arba jeigu nieko nedarysite su santykiais. Ne? Viskas blogiau nei atrodo. Viskas tarp mūsų blogiau nei atrodo. Mes turim pasiūlymą iš šono. Arba tiesiog santykiuose viskas blogiau nei atrodo. Žiūrėk, bet Gerai, esmė tai yra ta, kad įsimylėjimo periodu, kai mes vakaruose pradedam santykius, jeigu neimsim, kad tiesiog permėgojam ir laukės, bet jeigu tam susižavėjimo periode, atrodantis gražus paveikslas iš tiesų yra ženkliai blogesnis, nei mums atrodo iš pat pradžių. Ir mums reikia suprasti, kas juose vyksta, kad sugebėtumėm pereiti į tvarų, brandų ryšį su žmogum. Ir mes norim paanalizuoti, kodėl aš sakau, šitą temą yra įdomi, nes aš norėčiau išanalizuoti standartiškai pasitaikančius dažniausius scenarijus, kaip poros sueina kartu. Tie standartiniai scenarijai yra kokie. Vienas žmogus neturi jokių galimybių, yra jaunas, mažiau patyręs, mažiau turintis ir kitas jį ištraukia, išgelbėja ir būna princas ant balto žirgo. Tai klasikinis scenarijus bus mergina, kuri yra arba jaunesnė, arba mažiau pasiekus ir ateina net galimai vyresnis, gali būti ir to paties amžiaus, bet daugiau pasiekęs, galingesnis, stipresnis, arba jėga, arba finansais, arba įtaka. Žmogus, kuris išgelbėjo, princas išgelbėjo pelenę. Atrodo labai romantiškai. Taip. Bet ar tikrai yra tokia romantiška ta sąjunga jų? Paanalizuoti galėsim šiandien teoriškai, o po to galėsim praktinius pavyzdžius imti. Aš norėčiau gal šiandien, kad mes apkalbėtumėm tuos standartinius scenarius ir paprašytumėm jūsų žiūrovai, kad jeigu jūs matot, kad pas mane yra tokia situacija, parašytumėt mums žinutę. Ir tarp mūsų mailas neveikia, nes nesam pranešę, kad kurį laiką neveikia jis ir nežinau, ar jau grįžo, ar ne, bus grįžęs, kaip šėrinsim šitą. Jo, bus grįžęs. Tai jeigu kažkas rašėt ir mes negavom laiškų, tai visada kartokit mums į kokį Instagramą. Tai Instagrame parašykit, žodžiu. Kad jūs norėtumėt apie savo situaciją inkognito pakalbėti ir mes tada jūs pasikviestumėm pakalbėti, papasakoti apie tą situaciją. Nes viena situacija princas ir pelenė. Kitas gali būti scenarius, kur yra mamos ir sūnaus scenarius, kur žmogus yra mažiau veiklus, mažiau pasiekęs, bet ar ten nebūtinai pasiekęs, bet nenorintis atsakomybės ir pas jį ateina moteris, kuri atrodo išgelbėjai, bet tuo atveju neatrodo kaip gelbėjimas, bet jis atrodo kaip rūpinimas. Bet tai čia atvirkštinis tu, gelbėtojas ir pelenė tik sukeitėjai? Jo, tik lytys susikeičia ir dažniausiai gaunasi mamos tėčio, mamos sūnaus vaidmuo. Žinai, gelbėtojas ir pelenė irgi yra tėčio dukros vaidmuo iš tikrųjų. Taip. Jau taip jau žiūrėsim. Tik tai kokią archetipą paimsim. Tai būna tokia santykių pradžia. Bet tai čia vienas ir tas pats, ar ne? Dinamika panašiai, bet dėl lyties šiek tiek kitokie santykiai gaunasi ir kitokia, veiksmų seka, tai man įdomu paanalizuoti. Nes tiek, pastai čia pažymėtas A ir B scenarius, bet tiek tas A, tiek B scenarius mano teoriniam žiniom, jeigu nieko žmonės nedaro, baigėsi pakankamai bjauriai. Ta prasme, juda link pakankamai bjaurių santykių. Ir aš kalbu ne apie pirmus metus ar pirmą pusmetį, nes ten gali net kelis metus viskas labai romantiškai būti, bet aš kalbu apie dešimtmečius. Jeigu paimam po dešimtmečio arba po kelių dešimtmečio, tame santykyje pradeda formuotis klasikinės bėdos, susijusios su lygiavertiškumo trūkumu, kuriuose pradeda būti, kuriams neturi sprendimų, gal taip. Bet aš galvoju, žiūrėk, yra du dalykai, dėl ko keičiasi santykių dinamika. Vienas dalykas fundamentalus, tai reiškia, mes patys augam ir tai, kas mums buvo prasminga prieš 10 metų, dabar kiti dalykai prasmingi. Antras dalykas, jeigu iš archetipų temos, tai aš vieną dešimtmetį labai stengiuosi būti geras sūnus, kitą dešimtmetį labai stengiuosi būti, nežinau, geras draugas kažkam, kitą būti meilužis ten, jo, ir taip toliau. Tai reiškia, aš vis kitose stotelėse apsistoju ir vystau savo, šitus įgūdžius. O kodėl taip sakai, kad kiekvieną ten laikotarpį tu stengiasi būti geras kažkas?
Nu, tipo, jeigu esi vyras, tai jau nebesistengi būti geras sūnus? Ne, aš pabuvau geras, pavyzdžiui, sūnus, išmokau šičia, kaip čia, rūlinti, veikti. Ir tada paaiškėja, kad ten trūksta mano, žinai, gebėjimų. Bet tu keli sąlygą, kad apskritai aš noriu būti geras sūnus, kurie net nenori būti, žinai, net tai taip, ir jie pasirenka būti ten, nežinau, kažkokį kitokį archetipą vystyti, kompleksą savo savybių. Ir vat kyla klausimas, ar dėl šitos mūsų santykių dinamikos viskas blogėja, ar blogėja tik dėl to, kad jie tiesiog vystosi labai skirtingai. Vienas auga, kitas neauga. Kompleksas tikėtina, kad veikia, bet jeigu žmogus yra santykyje, kuriame jaučiasi menkinamas, tai apsunkina jo galimybės, pirmas dalykas, kažkurias savo sritis vystyti, antras dalykas, kai jis yra menkinamas, tai natūraliai yra dar ir reaktyvus atsakas į, nežinau, žmonos vyro elgesį su manim. Bet šitoj vietoje, ką aš norėjau pasakyti, klausimas, ar jie ilgai šitoj vietoje užsibūna, kaip tu manai? Gali labai ilgai, gali pakankamai dinamiškai keistis, visai būna. Pavyzdžiui, paimkim mamos ir sūnaus scenarijų, ne? Tai gali būti, kad santykiuose tas žmogus atėjo ir tikrai, jį taip suvystė, tai šiuo atveju net tas žodis tinka. Tai yra, jisai toksai jo rūpinasi, jam trūko to rūpesčio, yra emocinis bagažas, kur atrodė, kad aš ten nelabai gal galiu pats susirasti kokią antrą pusę, ar ten nelabai galiu ten savim pasirūpinti, jo pradeda rūpintis. Ir tame santykiai jis pradeda jaustis, globojamas. Bet kartu ta globa yra susijusi ir su menkinimu tam tikrą formą. Nes aš nebeturiu tam pasirinkimų tam tikrų, mane kontroliuoja, priekaištų gal daugiau gaunu. Ir tada jo atitinkamai elgesys išorėje, tarkim darbe, kaip jis elgesi. Ar jis būna tam pačiam elgesio modelyje, nes yra tokių žmonių tikrai. Kad aš irgi esu neveiklus, nesistengiu, jau kas man pasakys, taip ir darysiu. Ar priešingai, aš tada kompensuoju, ten mane, žinai, spaudžia. Ok, makes sense. O aš darbe išėjęs, tada, ten būnu, pavyzdžiui, vadovas kokį nors skyrius ir ten ant savo darbuotojų atsiimu, ar ant savo klientų pykstu, žinai, ar ant dar kažko. Kaip aš elgiuosi su savo tėvais tada, kaip aš elgiuosi su savo draugais. Ir ten visa ta dinamika išsišakoja į kitas rytis. Bet aš dabar pagalvojau, įsivaizduokim tą patį atvejį, kur yra moteris veikli, sėkminga, labiau suportina, prižiūri su visa meilė ir pagarba savo antrą pusę. Ir toks vaizdas, aš nežinau, ar čia iš filmų susidaręs, kad pasikeisti dinamikai šituose santykiuose neįmanoma, nebent jie išsiskirs, jisai skirs laiko ten, žinai, saviugdai metus, 2, 3 ir tada visai kitos kokybės santykius kurs. Žinai, gyvenime daug kas įmanoma yra ir mes gal net nežinom. Man įdomu, ar, pavyzdžiui, gal mes rasim scenarijų, kur įmanoma, kur apsivertė. Kur tipo, dabar jisai patapo, žinai, sėkmingas, vėlgi negali pereiti į priešingybę, nes bus, žinai, tas nesąmonė, bet atstatė lygiavertiškumą ir čia dabar pem nuoma moka būtų. Čia. Bet... Neaišku, žinai, man labai įdomu, ar žmonėms apskritai, žinai, lengva identifikuoti save, kur aš esu, kokiuose santykiuose, mes dar tik tai 2 paminėjom, ten gelbėtojas pelenė arba kitaip tėtis dukra arba mama sūnus. Yra dar kitas scenarijus, kur abu yra galios pozicijoje, tai net nežinau kaip juos pavadinti, bet tai yra kovoj tokia, toks scenarijus, kur vienas ir kitas bando išsikovoti kiek įmanoma. Bet tokie, tiesą sakant, aš galvoju, aš net nežinau tokios poros. Aš irgi nežinau. Generaliniai direktoriai. Aš tik hipotezę keliu, bet vėl įdomu, ar yra, gal yra, žinai, porų, kurios galėtų papasakoti apie tai, nes aš norėčiau realių situacijų. Pirmas dalykas, tai mano hipotezė yra, kad jos retai, kada ateina į
konsultacijas, mokymus ar dar kažkur, nes išsidrasko anksčiau nei ateina. Bet ar ta hipotezė teisinga? O gal yra tokių, tik tai mes jų nesutinkam, gal nedidelis skaičius, kur vienas su kitu nuolatos kovoja dėl valdžios santykiuose. Bet to gali būti, kad šiaip natūrali... Abu ryštingi, žinai. Bet įsivaizduok, gali būti, kad tai yra natūrali santykių dinamika, kad vienas yra labiau followeris, kitas labiau lyderis, vienas labiau, pavyzdžiui, kūrybinį potencialą turi sugalvoti kažką, gyvensim, veiksim, darysim ir taip toliau, o kitas... O man kaip tinka, aš užpildau... Kaip sugalvojo kitas, taip aš ir darysiu. Gali būti. Ir... Bet čia yra tie AB, kur kalbėjom, kur tėtis dukra arba mama sūnaus, žinai, toks scenarijus. Bet aš galvoju, kad šitoj vietoj aš važiuosiu paskui vyrą, jis dirbs ten Vokietijai, bet aš puikiai realizuosiu dėl to, kad aš namus įkursiu, vaikais rūpinsiuosi, ten, žinai, vakarėliais. Bet tu jau eini link to galutinio sprendinio, kuriame ir yra lygiavertiškumas, kur mes vis dėlto traktuojam, kad vieno ir kito poreikiai yra lygiaverčiai, kur tas, kuris Vokietijoje dirba, netraktuoja, kad tu čia turi atsekti paskui mane ir tai ko tau reikia? Reikia pinigų, daviau, namai yra padaryti, žinai. Pastatyti ten. Tai tada, o kito žmogus poreikiai yra nuvertinami, kad jo poreikis emociniam, ten, kūrybiniam potencialui ar dar kažkokiam yra nerealizuojamas. Tai, bet aš nežinau, man įdomu, ar tokie, net ir tie nelygiaverčiai, gal aš klystu, gal yra scenarijų, nes mano sutikti scenarijai tai būdavo pakankamai baisus po 10-20 metų. O gal yra tokių, kurie yra laimingi? Kur viskas yra gerai, kur vienas tenkina savo poreikius iškėlęs aukščiau už kito ir sako, o tu čia kaip dukra ar kaip sūnus. Bet man apskritai, aš galvoju, kvestionuoju visą šitą teoriją, kad jokia status quo padėtis negali baigtis laimingai, man atrodo. Nemanai? Net jeigu sakytum, kad tas galutinis scenarijus, aš neįsivaizduoju, kad ten... Aš skaitau dabar tokią knygą, vieną tokį romaną, bet jis toks filosofinis romanas, ten tokia būna filosofinė interpa, tokia viena filosofinė mintis, sako, apie sėkmę. Sako, įvardink, ten vėl iš kažkokios pasakos, archetipinis toksai, ar veidrodis, ar kas ten buvo, ar lempa, kur sako, įvardink 3 žmonės, kuriem labiausiai sekėsi, žinai, gyvenime. Ir tikisi, kad įvardins jį, nes jis tenais karalius, nes jis ten daug pasiekęs, žinai, sako, kam labiausiai sekėsi pasaulyje. Ir įvardino ten vieną, įvardino kitą, ten, kuris daug pasiekęs kitą, trečią, žinai. Ir sako, sako, man tai nesiseka. Sako, aš nežinau, tu dar nebaigi gyvenimo. Tai, nežinai, čia toks filosofinė mintis, kad ar mes galime vertinti, ar pasisekė ar ne, kol mes nežinom pabaigos. Tai santykiai yra, jie keičiasi, ar jie yra laimingi ar ne, ir kuo baigsis, mes kaip ir nežinom, ir bet koks status quo, bet kokia ta dinamika poroje, jinai turi savo pasiekmes tiesiog. Ir man įdomu, tos A, B, C scenarijaus, o kokios pasiekmes? Kaip ir C scenarius, man aišku, jie kovoja, jie draskosi nuolatos, yra įtampai, gal abiems gerai. Yra dar D scenarius, kai abu yra nuolankus. Kur ir vienas, ir kitas yra, tokie stengiantis. Jeigu C aš net neįsivaizduoju, tai D retai, bet galiu įsivaizduoti, kur abudu tokie, tipo... Aš šalia tavęs sėdė. Tai prasme. Man mūsų pradžia santykių, tai aš manau, kad tokia buvo. A, ne? Jo. Aš nuolankus ir jinai nuolanki. Aš nice guy, mielas vyrukas, bandantis prisitaikyti, jinai nice girl. Nice woman. Žodžiu, jeigu... Ir mes, žinai, ir ta dinamika, jinai irgi yra, turi pavojų savų. Ir pas mus, pavyzdžiui, nėra taip, kad jinai visą laiką buvo tokia pati. Jinai kito, kur, žinai, visur, kur mes esam nuolankus, kažkurio metu atrodo, tai kiek aš čia galiu būti ir kažkokie triggeriai iššaukia, kad gal aš dabar čia pastovėsiu už save. Ir tas keičia santykių dinamiką, santykių įprasta nuotaika griūva ir tada kitas žmogus, tai kas čia dabar daros, kodėl tu dabar čia darysi kažką, žinai, reguliuosi. Bet šiaip žiauriai įdomiai
su tais vaidmenim. Aš visai neseniai žiūrėjau intervenciją, kur vienas verslininkas sako, aš turiu vidinį konfliktą, nes aš turiu vidinį hippie, tokį, žinai, tipo life, peace, čia ir visa kita. Ir sako, turiu entrepreneurį, vidinį verslininką, kuris čia nori visą laiką, žinai, kaip čia, siekti vis daugiau. Ir vat, būtent ir sprendė tą konfliktą ir sako, kiekvienas iš jūsų turit vaidmenį, rolę kažkokią, kurią atliekat. Vienas, žinai, su tuo hipiu pradėjo maždaug ir sako... Šitonis dar yra? Aha. Ir sako, tai kokį tu vaidmenį? Nu tam, kad yra savaitgaliai, yra šeima, yra kelionės, nereikia visą laiką deginti streso ląsteles, nu turi mėgauti šią dieną, žinai, tu ten mirsi galiausiai ir taip toliau. O tas kitas sako, tai už ką tu vaikus į universitetą išleisi, už ką tu mokės, už ką tu ten padarysi kažkokius dalykus, žinai. Ir jis sprendė tą pyktį vienas ant kito identiteto ir ieškojo bendrų sąsajų, žinai. Ir aš atsimenu, kada su porom diskutuodavom apie šitus dalykus, jie dažniausiai neįsivaizduoda, vat paimi pelenę, ne, kuri gyvena su gelbėtojais. Ar įsivaizduoji tu save, kad tu gali būti lygiaverčiam santykiai su juo? Nu ne, nes jis tik daug pasiekęs. Bet pradinėme etape neįsivaizduoja, kur dažniausiai pasakykit ar klystu, arba parašykit mums, kad papasakotumėt savo situaciją, bet ką aš esu pastebėjęs, pragyvenam 5, 7, 10 metų, nu kažkuriame etape, kai prie to gyvenimo tempo ir gyvenimo lygio pripranta ta pelenė. Ir jinai pradeda galvoti, o kodėl aš negaliu, o kodėl į mano poreikius nekreipiama dėmesio. Nes pradžioje atrodo, taigi, kaip gali kreipti mano dėmesį, aš tokia menka. Žinai, ir ką ir pasakoja, man kartais sako, taigi, nu taip, jisgi daugiau pasiekęs, jisgi išmintingesnis, jisgi ten toks. Bet po to galvoju, o tai kodėl mano poreikiai nekreipiama dėmesio. Bet kadangi jie tiek laiko buvo užspausti, ir jinai jų nekėlė, ir pati nekėlė, tai jų išraiška būna tokia kompensacinė per stipriai ir per... su pykčiu. Neadekvačiai tai situacijai. Ne? Tai tu niekada ten kažkas tokio. Ir atsiranda nuolatinis maištavimas iš tos pelenės arba iš dukros pozicijos, kad aš noriu irgi turėti tą savirealizaciją, savo gyvenimą. O tam gelbėtojui, net jeigu jis ir buvo nepiktybinis, tiesiog galvojo, tai viską išgelbėjau, čia viską padariau, atrodo, tai kaip tu drįsti taip daryti, kaip tu čia, kodėl tu dabar taip daryti, tai viską tau daviau, taigi viskas tau nupirkti, dažniausiai nupirkti ten būna. Ir va čia yra konfliktas, kuriame arba jie suranda kitokią santykių dinamiką, kuri būtų konstruktyvesnė, arba pradeda pjautis ir jie pereina į tą galios poziciją, kur ten... Aš prisimenu vieną reelsą, žiūrėjau, važiuoja automobilį, vyras užsidegė cigarą ir žmona sako, gal galėtum automobilį nerūkyti cigaro. Ir jisai, kas moka už mortgage, kaip paskolą? Tu, kas moka už šitą automobilį? Tu, kas moka už tavo lūpas ir grožio procedūras? Tu, tai aš moku, aš ir sprendžiu, kada rūkyti ir kur rūkyti. Tai čia taip mano draugas sakytų, bet aš tai taip nedrįstu. Tai žinai. Toks nepavojingas būdas, pusiau pavojingas būdas pasitikrinti, kaip žmona reaguos į mano bandymą kovoti. Bet čia tas, žinai. Bet tai vat grįžtant prie to, kad ar nėra taip, kaip čia pasakyti, ar turi šitie scenarijai laimingos pabaigos tikimybę? Bet tai šitą aš ir noriu išsiaiškinti. Bet dėl to man atrodo, kad šita tema yra tiek įdomi knygai, nes man įdomu, scenarijus, kokius jis gali, žinai, posūkius likimo turėti, mes Nu žiūrėk, aš sugalvojau, aš darau prielaidą. Va, mano prielaida yra, kad jeigu šita pora padaro kažkokius išvadas per 3-5 metus,
ir jie pradeda edukacijos kursą, ten whatever, terapijos ar kažkokius savigdos veiksmus, tada jie turi šansų. Pradeda klausyti skiriamės juokauju. Jo, pavyzdžiui, jeigu jie, nežinau, po 10 metų, žinai, paklausė, perskaitė šitą knygą, aptiko, jo, aš esu A scenarijuje, kiekvienas pokytis po tiek metų bus, kaip žinai, su dideliu pykčiu, nuoskaudom. Bus nelengvas. Destrukcija tokia labai. Bet ir klausimas, žinai, intensyvumas to A scenarijaus, arba, pavyzdžiui, gelbėtas ir pelenė. Gali būti gelbėtas ir pelenė, kur gelbėtojas yra čia, pelenė čia. Bet gali būti tokio intensyvumo, žinai, scenarius, kur gelbėtojas čia, pelenė visiškai izoliacijoje. Jo, šito ir mes metais ne visai galime matuoti, nes aš esu matęs scenarijų, kur po 17 metų ateina pora į konsultaciją ir jie yra nelygiaverčiam santykiai, bet nėra tai baisu. Jie nėra prisidarę tokių drastiškų, žinai, nuoskaudų viens kitam. Nėra pykčio, nėra to tokio pagiežos kažkokios ar tokio, žinai, pasišlikštėjimo kito. Ir aš esu matęs po 3 metų, kur šnekas ir be pykčio nebegali šnekėti ir yra pasišlikštėjimas kitų žmogum ir kur jau matosi, kad nenori nieko bendro turėti. Ir iš to pasišlikštėjimo išlipti, ten, nežinau. Gerai, tai rezimuokim. A scenarijus, kai gelbėtojas su pelenė, B scenarijus, kaip koks nors, ten jaunuolis su mamiška globėja, C scenarijus, kai jie būtų galios kovotojai, 2 generaliniai direktoriai, ir D, kai prisitaikėlis ir su prisitaikėliu, geriečiai tokie. Ir yra įvairūs scenarijai, įvairūs keliai, kaip šitie scenarijai gali pasukti. Mums įdomu paanalizuoti kelis standartinius, nes yra keli scenarijai, kurie yra pakankamai standartiniai. Iš A, 1, A, 2, A, 3, A, scenarijus. Gerai, kokie scenarijai? Ir po to su B. Tai šiandien gal nežinau, ar yra prasmės įlysti į visus tuos scenarijus. Aš labiau norėčiau, kad nevardintumėm dar, o kad jie žiūrovai, kurie turi kažkokią situaciją ir norit apie ją parašytumėt. Pirmiausia, pakomentuokit, labai įdomu, kokio jūs save kategoriją atpažįstat, ar galbūt nei viena iš tų. Jo, gal yra dar kažkokia kategorija, čia galios pjūvis, tai arba yra kažkurio iš tų kategorijų, arba yra tada jau lygiaverčiam tam, kur daugiau mažiau ta galia yra vienoda ir mes nesijaučiam, kad vienas yra aukščiau nei kitas žemiau. Ir antras dalykas, tai jeigu aptinkat save, ar turit kažkokių pavyzdžių, sėkmės arba nesėkmės. Nes mums reikia realių istorijų, realių žmonių, šeimų pavyzdžių, kurie gyveno arba gyvena šitose scenarijus. Ir ką apskritai manot apie idėją turėti tokį gidą, pasižiūrėti, o kur aš esu, sukūriau santykius, žinai, profilaktinis gidas, žinai. Bet čia jisai toks wake up call, kur maždaug šeima pasiema knygą, skaito, aptinka, kad aš esu kažkuriam scenarijui. Taip. Ir tada galiu pasiskaityti, kuo tas scenarijus įprastai baigėsi, jeigu nieko nesiimu. Man čia atrodo, tas, žinai, rezultatas. Čia tas nuosėdų kaupimas, kur sakiau, tu tiesiog kaupsi. Bet, žinai, ir tu gali matyti, mano scenarijus A yra ir jisai krypsta link šito kelio. Arba mano scenarijus B, bet jis krypsta link šito kelio. Ne, o nėra taip, kad visi jie turi tik tai 2 arba 3 vienodus. Ne, aš manau, kad neribotą kiekį turi, bet tik tai kai kurie dažnesni tie scenarijai, dažnesni keliai, kaip tas scenarijus klostis. Nes aš manau, kad labai panašus scenarijai, kad status quo išlieka arba prastėja ir vienas bando, kaip čia šakotis. Nes gyvenimas ant tiek kompleksiškas yra, nes ir tas pats, pavyzdžiui, ten gelbėtojas pelenė, tai tas gelbėtojas gali būti, kad visą gyvenimą ir būna gelbėtojų ir tik tai stiprina savo poziciją. Gali būti, kad kažkurio metu liga jį išmuša iš vėžių ir jisai netenka gelbėtojo statusą. Gali būti, kad laikinai netenka ir kas tuo metu vyksta. Gali būti, kad susilpnėja jo pozicija ir kitas patenka ir, žinai, apsiverčia į situaciją, kad kitas uždirba pagrindinės pajamas. Ir tokis, netgi žinau tiksliai tokį scenarijų, kur vyras buvo gelbėtojo scenarijų, visiškai gelbėtojas pelenė pradžia. Ir tada įvyko pokytis ir vyras nebegebėjo uždirbti pajamų ir moteris pradėjo uždirbti ženkliai didesnės pajamas ir kas vyksta poroje tada. Čia identiteto krizė. Daug dalykų atsitinka, žinai. Tai mes nepretenduojam į visus scenarius, bet mes norim parašyti įmanomus scenarijų kelius,
kažkiek, kiek mes jų apimsim ir kiek mes patys pažįstam iš konsultacijų ir ieškosim, jeigu mes žinom, kad tipinis nutinka, tai ieškosim, kad kažkas papasakotų ir kiek jisai dažnas, žinai, ir mes negalėsim pasakyti statistiškai, bet bent jau, kad jis egzistuoja. Ir mes norėsim pakalbinti terapeutus, psichologus ir specialistus, ką jie mano apie vieną, kitą arba trečią scenarijų ir ten ketvirtą, kaip iš jų išeidinėti, kas tose scenarijuose įprastai vyksta, kokie ten yra psichologiniai mechanizmai veikiantis ir taip toliau. Jo, ir ar gali būti tas utopinis, lygiavertiškas scenarijus, apie kurį šnekėjom pradžioje laidos. Jo, ar bent jau siekiamybė tikrai gali būti. Ta, nežinau, kad siekimybė gali būti ir siekimybė jau padeda mums judėti. O ar tai, kaip sunku ir ar įmanoma įgyveninti iš tam tikro scenarijaus etapo, tai yra, kad esame šitam scenarijui, šitam etapė, ir pavyzdžiui, mes galimai ir pamatysim, kad tam scenarijui, tam etape mes jau nebežinom kelio, kaip išlipti. O šitam etape dar išlipti yra visai lengva. Tai bet, įdomu, kaip jūs manot, ką jūs manot apie šitą tokią knygą. Man atrodo, kad labai puikus galėtų būti gidas. Aš norėčiau tokią paskaityti. Jo, paremta tikrom istorijom ir psichologų įžvalgom ir praktikom. Good, tai ačiū Jums, kad buvot. Taip, ir jeigu išžiūrėjote iki pat galo, tai tikrai laikas pažiūrėti ir kitus mūsų epizodus. Tai nueikit, pasižiūrėkite daugiau ir paremkite, jeigu norit pamatyti pilnus epizodus. Šitas visas yra internete, kai kurie su specialistais būna, kur dalis yra tik tai Contribui rėmėjams. Tai nueikit, pažiūrėkit, paremkit mus. O jeigu neparemėt, tai bent jau paprenumeruokit kanalą. Taip. Ačiū Jums. Iki.